$30-50, alio, kalba Miško radijas. Dėmesio, dėmesio, perspėjimas. Miške pasirodė leidinys Teisybė, kuris teigia, kad Žemė yra visiškai plokščia. Senelis tiesiog žmogus su barzda, o Rudolfas skraido kažkokio motoro pagalba. Įdomiausia, kad elfas ir elfė šį leidinį perskaitė rimtai. Kalėdų radijo vardu šią informaciją privalau paneigti. Informaciją paneigiu. Saugokitės netikrų naujienų. Šios dienos stebuklinga mintis – širdis mato daugiau nei akis. Tikros žinios! Kasmetinis kalėdų kepinių konkursas buvo nutrauktas dėl poliarinių lapių ir kiškių ginčo. Kiškių teigimu, gamindamos netikrą zuikį lapė specialiai siekia įbauginti varžovus. Pagrindinė konkurso organizatorė ponia Piragauskinė situacijos nekomentuoja. Su jumis Kiškis Romas, iki kitų susiklausimų. O, vat melagiai. Nu duoda. Su motoru skraido. Ha!